kuo daugiau žmonių išgirstų ir kad, kaip sueiliavau, gal taptų prieinamesnė forma. 3 medžių istorijos. Jūs tikrai, aš tikiu, kad jūs ją žinote, tik tai pateiksiu eiliuotą formą. Labai senai viena miške 3 medžiai augo. Visi drauge svajojo jie, kuo bus užaugę. Skrynia aš lobį būsiu ir auksą jo laikysiu, o aš galingas laivas, net karalius plukdysiu. Tada trečiasis tarė, aš noriu būti didžiausias, vis augt aukštyn, pasiekti dangų, būt aukščiausias. Tada labai arti aš šalia Dievo būsiu, jo artume šlamėsiu ir niekad nepražūsiu. Į mišką vieną dieną daug medkirčių atėjo. Pamatė šiuos medžius, tuoj kirsti juos pradėjo. Pirmieji medžiai džiaugės, nes šios dienos jie laukė, juk pagaliau jau taps, ko Dievas juos pašaukęs. Trečiasis, kur svajojo, vis augt aukštyn į dangų, išvydęs medkirčius, be galo išsigando. Jei jie mane nukirs, neliks tada svajonės, neišsipildys ji, pasakė su dejonė. Pirmasis pas dailidę ramiai sau nukeliavo, lentų iš jo pripjaustė ir dailiai nuobliavo. Iš tų lentų padarė, taip netikėtai ėdžias, neskrynę laikyt auksui, bet šieną gyvulėliams. Antrasis medis tvirtas, toks kietas ir stiprus, pateko į dirbtuves, kur statė ten laivus. Tačiau iš jo padarė valtelę tik žvejų, neplukdė jis karalių, nebuvo joj saugu. Trečiasis medis lieknas, toks laibas ir tiesus, jo niekas nesuprato ir kuogi jisai bus. Pabandė sukapoti didžiuliais gabalais ir numetė į kampą. Galvojo, ryt ateis. Tai bėgo dienos metai, pamiršo svajonę, vilties neteko medžiai, ar sugrąžins kas jas. Štai ėdžios stovi tvarte, turėjo bus skrynia, joje teguli šienas, svajonės nebėra. Bet kartą į tvartelį užsuko moteris, ji ne viena, su vyru, o ji jau tuoj gimdys. Štai gimė jiems vaikelis, nebuvo lovos čia, suvystė kūdikėlį, pakuldė ėdžiose. Antrasis medis tapo žvejų tik valtele, bet plaukiančius staiga taip užklupo juos audra. Silpna valtelė blaškės, bet buvo joj žmogus. Jis sudraudė tą audrą, turėjo jį paklust. Ir ežeras nurimo, nustojo bango šėlt. Žmogus žvejam pasakė, nebūt tokiem bailiem. Trečiasis miško medis, toks laibas ir tiesus, iš jo padarė kryžių, o nešė jį žmogus. Nuplaktas skaudžių rykščių, bejėgis žaizdose, jis buvo nukryžiuotas ir numirė skausme. Svajonės ir jų medžių jos išsipildė taip, tačiau ne taip, kaip laukė, Dievo būdu, kitaip. Pirmasis troško lobį laikyti savyje, brangiausias žemės turtas gulėjo ėdžiose, o antrojo svajonė plukdyti karalius, valtelėje jų plaukė karalius, jo sūnus. Trečiasis medis troško būt kuo arčiau dangaus, tarsi pasiekti Dievą, artumą Dievo jaust, ir štai jis tapo kryžium, tokia sunki dalia, žmogaus sūnus prikaltas to kryžiaus artume. Jei tu turi svajonę šiandieną kažkuo būt, tik nenustok svajoti, žinokit, taip ir bus. Prašyk stiprybės Dievo, jis visada padės. Ir kuo pašauktas būti, tuo tapsi, tik tikėk.